Gerbiama Neringa, aš suprantu, kad jūs jau nemažai metų dirbate, girdai, siauroji palyginus rytį, tai yra labai svarbioji Lietuvos rytį, teisėsaugoje ir ypač teismuose. Apie tai būtinai dar pakalbėsime. Bet labai norėtųsi jūs pradžiai iš tikrųjų vis tik paklausti, jūs pakankamai jauna pilietė, kada Lietuva tapo nepriklausoma, jūs iš vis tik baigėt vidurinę ir paskui jau studijavot laisvoje Lietuvoje. Tai kaip jūs, ar jūs įsivaizdavote tokią Lietuvą po 21 metų, ar ne visai tokią? Tikrai ne tokią. Tai aš kažkaip įsivaizdavau idealiai viską, kad viskas sąžininga, viskas taip, kaip priklauso, o dabar, kai paprasčiausiai susidūriau asmeniškai su nusikaltimais, tai aš matau, kad iš juodo balto, iš balto juodo yra padaroma. Ir taip, kaip dabar Lietuva nugyvena, tai čia yra tragedija. O dabar labai daug kalbama apie teisėsaugą, pradedant visą sistemą, policiją, prokuratūrą, spectarnybos ir viską vainikuoja teismai. Ir man pačiam būdant politikoje visą laiką būdavo taip, reiškia teisėsauga bus nepriklausoma, teisėjai bus nepriklausomi, reiškia bus tvarka. Bet aš visat galvodavau, o kaip gali žmogus nesugesti ir geras, jei nebus kontrolės? Kaip jūs pati tą viską iš vidaus žiūrote? Žinot, Algimantai, aš tai nemanau, gal tos kontrolės ir nereikia, bet yra priešingai, teisinėje sistemoje yra sudarytos sąlygos atsikratyti tais, kurie dirba sąžiningai arba kurie viešina negerovės teismų sistemoje. Tai čia būtent ne tas dalykas, kad nėra kontrolės, o atvirkščiai yra per didelė kontrolė. Kontrolė tam tikrų žmonių? Tai yra teisėjų savivaldos institucijos, teisėjų etikos drausmės komisija, teisėjų garbės teismas, kurių iš esmės niekur pasaulyje nėra. Tai pats Kryževičius patvirtino, teisėjų garbės teismas yra Bulgarijoje. Tai šalyje, kurioje viena iš didžiausių korupcijos apraiškų. Mes čia diskutavome, iš vis ta samprata sako kova su korupcija, bet gal iš tikrųjų neteisingai mes mąstome, kad ne su korupcija reikia kovoti, o su priežastim, kur jos ją gimdo. O man atrodo, korupcija iš principo, jeigu lietuviškai pasakius, tai yra ne korupcija, o vagystė. Kyšis tai duodamas tik kaip pavogė, kažką kitaip neduosi. Tai ko gero semantika ne visai tvarkoja, bet antras dalykas, ko gero reikia kovoti su pačia sistema nevykusi. Jeigu mes lyg tai a priori pripažįstam, kad to korupcija be jos gyventi negalim. Aš tai manau, kad ir su sistema, bet ir su pačiais žmonėmis. Tai yra asmenys, kurie ima kyšius ir iš esmės tai tie asmenys yra žinomi. Tai aš net nebijoju, kad yra žinoma, kas ima kyšius, o kas neima pinigų. Tai turi būti ta kova sustiprinta, kad taip negali būti, kad imantiems kyšių nėra jokių sankcijų. Bet dabar žiūrėkit, daug kas kalba apie prisiekusiųjų teismus, arba kai kas pasisako, kad reiktų rinkti prokurorus, policininkus ir panašiai. Mes politikoje matome, kaip renkame Kauno, Vilniaus merus ir panašiai, kokį suokalbį apie tos rinkimus gaunasi, kaip ponai, kurie su teisėsauga patys nesutarė, kaip ir Uspaskich, panašiai, jie visi pakliūna į politiką. Tai jeigu mes pradėsim rinkti dar teisėsaugos pareigūnus, tai ko gero taip pat bus. Žinot, man tai sunku, čia reikėtų labai apgalvoti, bet aš iš esmės tai manau, kad tų visuomenės atstovų tai reikėtų teismuose. Kažkokios gal sudrausminimas būtų, kažkoks toks į realią padėtį teisėjų atvedimas ir pamatymas tos realios situacijos. O dėl rinkimų tai sunku pasakyti. Kvalifikacija tai aišku, kad kristų, jeigu jie būtų renkami, bet iš kitos pusės gal jisai būtų atsakingiau dirbtų, jeigu žinotų, kad jis gali būti perrinktas. Sunku pasakyti. Kaip jums atrodo, jeigu dabar mūsų žmonės praktiškai įvairiai čia skaičiuojama, vieni sako 500 000 praradom, kiti sako 1 000 000 praradom, jeigu per vidurį, tai vis tiek nemažiau 700–800 tūkstančių praradom, tai mažai valstybei labai daug. Ir ta tendencija toliau eina ir važiuoja ne tik žmonės, kurie ten stalius neturi darbo ar šlavėjas, važiuoja įslavinę žmonės ir panašiai. Reiškia, jau blogai, jau mes sergame. Tai ar mes pajėgsime, ir jūsų kartą, vyresnis žmogus, ar pajėgsime įtikinti čia likusius, kad tik patys mes galime čia susitvarkyti, nieks už mus to nieko nepadarys. Tai taip ir yra, bet manau, kad iš esmės tai, kad neįmanoma kovoti. Jūs pažiūrėkite į mano konkretų atvejį, tai aš esu Kauno apygardos teisėja, mano brolio mergaitė pedofilų auka, pripažinta nukentėjusiai byloje, brolis nužudytas. Tai kaip kovoti, kur rašyti, ką daryti? Tai jau ką daryti tiem, kurie neturi tokio išsilavinimo, kurie nesuvokia, kuriems reikia advokatų pagalbos, reikia pinigų už tas paslaugas. Tai iš esmės nėra kaip kovoti.
Tai aš tai galiu pasakyti, aš kovosiu iki galo. Ir jeigu ne, tai tada čia išvis nėra ko toj Lietuvoje likti, nes tai jūs gerai ir sakote, kad net išsilavinę išvažiuoja. Bet tai jeigu ne dabar, tai jau niekad. Dabar yra paskutinis šansas dar kažką daryti. Ar jūs sutinkate, kad visom tom pažangesnėm, aš sakyčiau, ar padoresnėm jėgom, idealių žmonių nebūna, visi mes ir klystam ir viską, ir gal klaidų per ilgesnį gyvenimą padarai kažkur tai, kaip čia aš nustebau, kai vienas buvęs prezidentas leptelėjo, kad jis niekada iš pamokų nebėgo, nu galiu būk tu žmogum prisipažink, nu, arba labai jau buvo moksliukas, žinai, didelis, tai čia su humoru, bet mūsų ta gal tragiškai bėda viską paduoti, kad viskas tik balta, nu mes tiesiog būkim žmonės ir suklyskime, bet svarbiausia, mano supratimu, aš sakau, būkim padoresniais, atviresniais savo ir susitvarkys tie dalykai. Tai aš dabar ką galvoju? Šalia, žinoma, reikalingas auklėjimas, kas be ko. Reikalingas švietimas, reikalingas šeimos institucijos stiprimas, bet matomai reikalinga ir kad bausmė būtų neišvengiama. Bet Algimantai, už ką ta bausmė? Ne, aš turiu minį bausmė nusikaltėm, tiem blogiečiam, kurie kyšiosim ir panašiai. Aš tą turiu minį. Algimantai, yra ir šiuo metu tos bausmės, taigi baudžiamam kodekse tos bausmės yra baudžiamo proceso kodeksas, procedūrų tvarka, bet iš esmės tai niekas nenumaučia. Bet žiūrėkit, neringa, per 21 metus mes rimtos bylos neturime. Atsimenat skandalą su 3 teismų pirmininkais ir 1 teisėju dėl kontrabandos garsiosios bylos karaliaus. Tai rezultato beveik jokio. Nėra praktiškai, suprantat. Tai aš dabar galvoju, tai ar nėra tai užburtas ratas? Aš taip, pavyzdžiui, matau vieną dalyką, jeigu mes įtikinsim žmonės, kad žmonės tai gali pakeisti tą sistemą, mes su jumis dviese irgi nepakeisim, be žmonių. Tai tik tai žmonės, tik tai paprasčiausiai eiliniai žmonės, kurie vienytųsi ir kažką darytų, nes kitaip neįmanoma, tai kaip kovoti, kaip su jais kovoti. Aš galvoju, kad geras pavyzdys yra Ispanijai, bet ar kitko jūs pastebėjote įdomų dalyką, dabargi Ispanijoje aš paskaičiau, ar kitko vakar atidžiai pasiskaičiau medžiagą, aš žinau, kad ten vyksta, bet galvoju, kaip einasi, pasirodo gan rimtai, tai bet kas įdomu, mūsų žiniasklaida beveik apie tai nerašoma, įsivaizduojat, reiškia bijosi to tiesos žodžio, o Ispanijoje prasidėjo nuo jaunimo, kuris pasakė, mes be ateities, praktiškai ten sukilo dar jaunesni už jūs. O dabar pasijungia ir kiti jau sluoksniai. Ir labai taikiai, bet prasideda procesai. Bet tai mūsų Europoje, mūsų Europos Sąjungoje, tai reiškia žmonės daro ir gali tą padaryti. Tai gal ir Lietuvai to reikia daugiau. Taip, bet jūs, Algimantai, užsiminėt, kad žiniasklaidų net nebuvo. Tai aš manau, kad žiniasklaida tai yra viena iš korumpuočiausių sričių. Jie rašo tik tai smulkmenas, kurios visiškai neturi reikšmės ir jie visiškai nemato esmės arba nenori tos esmės matyti. Tai čia dar kitas dalykas, kaip reikia kovoti su ta žiniasklaida. Tai vienas nesenai faktas, kad Europos Sąjungoje buvo Lietuva užfiksuota kaip viena labiausiai nusikalstamų šalių. Tai mūsų žiniasklaidoje tai vienu sakiniu tik ta informacija pasirodė. Niekam neįdomu, čia kaip ir visiškai nereikšminga. Jo, čia, tarp kitko, kai mes kalbame, yra labai sudėtingi mūsų gyvenimo aspektai ir liūdni aspektai, bet dėja taip yra, dėja tai yra teisybė. Ir vis tik, kaip galvoji, neringa, galima pabandyti pralaužti šitą abejingumo skydą? Aš manau, kad mes tikrai bandysim pralaužti, o kaip čia bus tai, bet jau šiuo metu tai geresnės situacijos tikrai nebus. Aš tai manau, kad jeigu ne dabar, tai viskas baigta. Ačiū.